Labadiena, Gelvonų vidurinės mokiniai ir mokytojai. Su jumis Gelvonų vidurinės mokyklos žinios. Šiandien žiniose matysime. Šimtadienį karštinė atakuoja. Mes ruošiamės negalim. Rubrikoje klausimėlis. Matysime, kaip mūsų žurnalistė apklausia mokinius, kas yra šimtadienis. Išskristi? Kur? Kas kur nori? Įdomybėse matysime Gelvonų paveldą. Beveik tas pats, kas praeitais metais. Versle parduodamas pelną neša mūsų mokyklos mokiniai. Dažnai jie įperka, kad dažnai. Kriminaluose sučiupta nusikaltėlių grupuotė. Sportas. Įsimintinai prasidėjo 2012 metai. Orai. Vasaris bus kaip niekad karštas. Vasario mėnuo reikšmingas ne tik nuo pusmečio pradžia, pažymių pagausėjimų, bet ir 12 švente. Visa Lietuva ruošiasi šimtadieniui, neišimtis ir Gelvonų vidurinės mokyklos mokiniai. Mes turime išskirtinį reportažą apie tai, kaip 11-okai ruošia šventę 12-okams. Prašome pasižiūrėti. Lietuvoje nuvilnijo šimtadienio banga, visi nirtingai dirba, ruošiasi tiems šimtadieniams ir mes turime išskirtinę galimybę, nes galime pakalbinti Gelvonų vidurinės mokyklos 11-okus, kurie nirtingai dirba, norėdami padaryti gerą ir puikų šimtadienį. Taigi, eime ir pakalbinkime juos. Negalim, mes ruošiamės negalim. Kaip manote, 11-okai yra labai užsiėmę ir negalėjo mums duoti interviu. Taigi, palikime juos toliau ruoštis, o mes einame toliau. Rubrikoje klausimėlis. Apklausime kelis mokytojus ir mokinius, jog įsitikintume ir pasižiūrėtume, ar visi žino, kas yra šimtadienis ir kokiai šventei ruošiasi 11-okai. Pasižiūrėkime reportažą iš įvykio vietos. O dabar padarysime klausimėlį. Turime galimybę pakalbinti keletą Gelvonų vidurinės mokyklos mokinių, kurie mums pasakys, kas yra šimtadienis. Tai ką jūs manote, kas yra šimtadienis, kas tai per šventę? Tai yra, kai skrandžius užpila alkoholius vaikai. Oho, koks įsamus atsakymas. Keliaujame toliau. Matome dar dvi aukas, kurias galime pakalbinti. Atsiprašau, ar galite pasakyti, kas tai per šventę yra šimtadienis? Tai šventė 12-okams, kai lieka 100 dienų iki egzaminų. Oho, kokios protingos mergaitės. O dabar pakalbinsime Gelvonų vidurinės mokyklos mokytoją Sigitą Michnevičių. Kaip jūs manote, kas yra šimtadienis? 100 dienų. Iki ko? Iki pavasario. Ir kokią tai reikšmę turi 12-okams, kodėl būtent tiems? Išskristi? Kur? Kas kur nori? Aha, ačiū už jūsų atsakymą. Sau. Paklauskime kitos merginos, kas yra šimtadienis. Eime prie jos. Kas jūsų manymu yra šimtadienis? Kas tai per šventę? Geras klausimas. Tai galbūt žinote, kam ji yra skirta? Manau, kad 12-okams. Na taip, o ką tai reiškia tas šimtadienis 12-okams? Gal 100 dienų iki egzaminų. Taip, tai ačiū Jums už Jūsų komentarą ir eime toliau. O kągi čia veikia mūsų mažuliukas, papuliukas? Galbūt tu žinai, kas yra šimtadienis? Ne. Nežinai. Na, ačiū už tavo nuomonę, eime toliau. Įdomybėse. Gelvonų paveldas. Galėtų būti įtrauktas į UNESCO paveldo sąrašą. Tai Gelvonų mokyklos bendrabutis. Žinome, jog ne visos mokyklos turi bendrabučius, tačiau ši mokykla gali didžiuotis turėdama jį. Jame gyvena ir savo dienas leidžia 12-okai. Pasižiūrėkime, ką apie tai sužinojo mūsų žurnalistė. Pasaulio įdomybėse šiandien gražiosios Gelvonų vidurinės mokyklos bendrabutis. Jis yra išskirtinis, nes ne visos mokyklos turi bendrabučius, kuriuose gyvena taip pat mūsų šimtadienio dalyviai, mielieji 12-okai, keletas iš jų. Mes pakalbinkime bendrabučio prižiūrėtoją Editą. Kaip gyvena bendrabutis prieš šimtadienį? Kokios nuotaikos vyrauja? Šiaip lyg ir nieko, linksmi. Linksmi, o galbūt kaip nors ypatingai ruošiasi? Nelabai matėsi. Matėsi, o pats bendrabutis juk tai kaip pasaulio stebuklas turbūt, nes mažai jau lygia mokyklų su bendrabučiais. Ar vaikai patenkinti gyvendami bendrabutyje? Kol kas patenkinti, kam patinka, tai ir patenkinti.
Ačiū už jūsų komentarą. Pabandykime paklausti kitų bendrabučio gyventojų, ką jie pastebėjo apie mūsų 12-okus gyvenančius bendrabučyje. Ar galite mums duoti kuris nors interviu? Pavyzdžiui, kaip ypatingai ruošiasi 12-okės merginos gyvenančios bendrabutyje? Nepastebėjau. Šimtadienį. O tai ar plaukus kaip nors tiesino, gal kokius vartomo du žurnalus, gal ką nors tokio pasižiūrėjote? Beveik tas pats, kas praeitais metais. Aha, ačiū už jūsų komentarą ir eime toliau. Rengiant reportažą apie verslą, aplankėme Gelvonų miestelio parduotuvę ir pakalbinome vieną pardavėją, kuri atsakė, jog 12-okai dažnai lankosi parduotuvėse. Galėjome įsitikinti, jog mokslo metas puikus laikas papildyti pardavėjų kišenes. Verslo reportažą darome iš Gelvonų miestelio parduotuvės Kops. Paklausime, kokias dažniausiai prekes perka 12-okai ir kaip dažnai jie lankosi parduotuvėse. Galbūt kai kurie atsakymai gali mus šokiruoti, todėl eime įsiaiškinti. Norėtume jūsų paklausti, ką dažniausiai perka mūsų šimtadienio dalyviai 12-okai. Saldainius, bandelės, sausainius, limonadą. Oho, koks nesveikas maistas, tai ar dažnai jie jį perka, kad... Dažnai. Aha, ačiū jums. Saugumas. Sakykite, prašau, ką dažniausiai perka mūsų mėlėjai 12-okai? Įvairiai, kągi perka. Viską. Tai tos prekės būna dažniausia iš kokio būtent skyriaus? Ar buitinių priemonių, ar galbūt saldumynų, kokių konditerijos? Saldumynai, buitinės, konditerija, viską. O truputį tokių žalingų įpročių neturi mūsų mėlėjai 12-okai? Turi. Ir ar labai dažnai jie perka tai? Nelabai dažnai, bet būna. Ačiū jums. Prašau. Kriminaluose. Šią savaitę slapta sulaikyta, slaptai veikusi nusikaltėlių grupuotė pavadinimu 12-okai. Apie tai plačiau mums pasakos žurnalistė Erika. Turime išskirtinę galimybę, nes galime pakalbinti Gelvonų vidurinės mokyklos ir muzikos mokytoją generalui Kazį Tateikį. Ar galite mums pasakyti, kiek esate mokinių laidų jau išleidęs? Abiturientų? Žinoma. Savo auklėtinių? Na, taip. Na, savo auklėtinių 3. Tai dabartiniai 12-okai būtų 4 ir ką būtent apie juos manote? Tai patys geriausi iš visų matytų mano abiturientų. Oho, smagu girdėti tokius atsiliepimus. Ir dabar norėčiau jūsų paklausti, kaip iš menininko pusės. Keliais instrumentais grojate? Multiinstrumentalistas, akordeonas, harmonika, pianinas, birbinė, lamsdelis, skudutis, kanklis, gitara, vančia, klarnetas, triuba. Vargonai, užteks. Ir kiti vargonai. Oho, tai galbūt kiek jums prireikia laiko visą tą išmokti grojimą? Kai aš jau 40 metų groju, tai per 40 metų dar per mažai išmokau. Na, taip, o sakykit, kokia jūsų Lietuvos muzikos grupė yra mėgstamiausia? Lietuvos? Tai nežinau. Čilinam. Na, gerai, ačiū už jūsų komentarą. Dėmesio visi sporto fanatikai, išaušo ir jūsų valanda. Šiandien matysime akimirkas iš krepšinio aikštelės, gyvai, kurioje varžosi seni sporto liūtai dėl pergalės. Taigi žiūrėkime. Vyksta karšta kova. Kuris kurį, ar 12-okų, ar 11-okų komanda sugebės nugalėti šiose krepšinio varžybose. Turime puikią galimybę, galime paimti gyvą reportažą iš jų. Taigi, kalbame, pakalbėkime. Vis dėlto reportažą nepavyko paimti. Taigi, kaip minėjau, vasaris bus itin karštas. Apie tai mums papasakos orų pranešėjas Mintautas. Vasario mėnesis žmonėms, kaip ir man, nusimato sunkus ir karštas. Šutinys iš visų pusių slėgs mane. Tai va, taip. 12-okams artėja
egzaminai, kaip visi suprantat. Tai juos lemia sunki oro masė, tai yra lietinga, daug ašarų reikalaujanti. Atskrieja iš šiaurės, rytų ten kažkur tos pusės. Tačiau Gelvonuose kaupiasi gera oro masė, kuri 12-okams atneš visai palankius orus mokytis. Ir jie, mano manimu, išlaikys visus egzaminus. Taip. O prie pabaigos, užbaigiant šitą gražią mintį mano, pasakysiu, kad linksmiau būtų anekdotą. Trečiokai rašo laišką trečiokėms. Su turiniu. Ateikit šiandien naktį į parką, bučiuosimės. Gauna iš trečiokių atsakymą. Jos nuviliantis atsakymas. Jeigu tik tiek, tai rašykit pirmokiam. Palaukit. Šimtadienis! Šiandienos žinias baigiame. Pranešu, likite su mumis. Labai diena. Vasario mėnesis nusimato 12-okams sunkus. O kodėl nežinau. Daug permainingų vėjas iš šiaurės pietryčių. Labą dieną! Vasario mėnesį nusimato daug permainingų. Rengiant reportažą apie verslą. O kas buvo? Iš Gelvonų pučiantis gera oro masė, srovė, kaip tai tariant, atneš jiems laimingą šimtadienį, 100 dienų iki atlaidų. Vasario 11. Bus labai. Palaukit, tu judinį lapą nematau. Sunkumus jums padės įveikti iš Gelvonų, kur tai Gelvonai? Čia nėra, bet va čia va kažkur. Temperatūra kaip į mokyklą, taip ir namo. Gelvonuose nusimato kaitra, šutinys juodas. Jame gyvena ir savo dienas iki šimtadienio pabaigos ir pradžios leidžia. Baris neaplaus. Jau va, praputę matėt. Palaukit, tekstą pamečiau. Šitą iškirpsit vietą. Ne, sakysi iš naujo. Vėjas pučiantis iš šiaurės vakarų